Okay, Gerai, we're back. mes grįžom. Are you ready? Ar jūs pasiruošę? Well, I Nagi. taught you something Aš jūs kai ko mokinau yesterday vakar. when I served Aš tarnavau, by receiving the offering. priimdama aukas. You remember I told you Aš jums sakiau, at my church, mano bažnyčiai, and my church is, mano bažnyčia yra, we get excited mus tai jaudina. about offering time Aukojimo metas, because nes we understand mes suprantam, it's an opportunity kad tai yra galimybė to give to God. duoti Dievui. I heard of a tragedy Aš girdėjau apie tragediją from some people from here, iš kai kurių žmonių čia and they said that Yes. some churches ir jie sakė, kad kai kurios bažnyčios don't take offerings anymore, nepriema aukų daugiau, don't ask for tithes anymore. neprašo paaukojimų, dešimtinių. That's a tragedy Tai yra tragedija, because the Bible clearly nes says Biblija aiškiai sako, that we are to give. kad mes turime duoti. Does anybody believe that? Ar kas nors tiki tom? That we are to give, Mes esam skirti davimui. and this is a mystery of God Tai yra Dievo paslaptis, that He's put in place kurią jis įdėjo for us to be blessed. mums, kad mes per tai galėtume būti palaiminti. Oh, you look like you don't remember. Nu, matau, kad jūs neatsimenat nieką. Do you remember? Atsimenat, ką aš pasakojau. Oh, let me go back to step one. Grįšim prie žingsnio numeris The Lord 1. loves a cheerful giver. Viešpats myli linksmą davėją. It's offering time. Ir dabar yra aukojimo No, metas. no. You're supposed to shout and be happy Jūs turit būti laimingi, that you have an kad jūs opportunity, turit galimybę, and I have an ir aš turiu opportunity galimybę to give into the work of the Lord. paaukoti viešpatės darbą. Let me do it again. It's offering time. Ir dar kartą kartuoju, dabar yra paaukojimų metas. That's almost better. Jau truputį geriau. You shout more at the soccer game. Jūs labiau šaukėt per futbolio rungtynės. Let's do it one more time. Dar It's kartelį. offering Dabar time. paaukojimų metas. There you go. Luke 6 Luko 6, and 38 says, 38 sako, give, duok and it shall be given unto ir tau you. bus duota. Given unto who? Kam bus duota? Tau. Did you eat too much dinner? Ai, gal jūs per daug pietų valgėt? Let me try it again. Give, and it shall be given unto you. Duok ir tau bus duota. Unto who? Kam bus duota? Ah, there we go. Tau. Good measure, Geras saikas, pressed down, su kaupu sukratytas. shaken together. Shaken together. I said it. You already said Yes. I read your mind. that. And running over. I read your mind. You read my mind. This is the coolest guy. Shall men give into your bosom? Sorry? Shall men give into your bosom? Men, M-E-N, man like you. Men, one man, several men, men. Kad tau Shall būtų men give into your bosom or give to you? ir kad tau duotų. For with the same measure Tuo pačiu saiku or amount ar suma, that you give, kurią tu duodi, you're going to receive that tu atgausi atgal and more from the Lord. daugiau iš viešpatės. Some people say, oh, Kai kurie žmonės sako, o the church is trying to trick us bažnyčia bando mus apgauti and make us give us all their money. ir nori, kad aš atiduočiau visus pinigus savo. This leader Šitas lyderis and the leaders here, ir čia esantis we're trying lyderiai, to get you blessed. mes norim, kad jūs būtumėt palaiminti. So give, Taigi duokite and it shall be given unto ir you. jums bus duota A whole grąžinta lot. žymiai Good daugiau. measure, Su geru pressed saiku. down, shaken together, and running Sukratita, over.
ir Does anybody perpildyta. need anything from the Ar Lord kam tonight? ko nors reikia iš viešpatės? Anybody need any provision Kam from the reikia Lord tonight? aprūpinimo iš viešpatės? Okay, so the rest of y'all are rich. O visi kiti esat turtingi, aprūpinti. Let me do it one more time. I'm doing my hand. I Ar need kam something nors ko from the nors Lord. reikia iš I Dievo? need some provision from God. Man reikia. Hallelujah. Praise God. So Šlovė remember, these are not scriptures to trick you. Atsiminkite, kad tai nėra rašto vietos jūs These apgauti. are principles Tai yra principai, of the kingdom. karalystės principai, During the Old Testament time per kuriuos įvertinama and New Testament, Naujojo testamento, the people gave kaip žmonės duodavo, so that the priests could keep doing the work of God kad kunigai galėtų atlikti and didn't Dievo have to go darbus. get a job. Ir jiem nereiktų eiti ieškoti So paprasto today, darbo. God still wants us to give Taigi šiandien Dievas into nori, kad ministries mes duotume so that we can tarnystėm, help the kad ministries galėtume padėti tarnautojams, grow stronger aukti stipresniems and do more. ir padaryti daugiau. Amen? Amen. Let's pray about what you're going to give. Pasimelsim dabar. Father, Tėve, in the name of Jesus, Jėzaus vardu, show us parodyk mums, what to give tonight. ką mums šiandieną duoti, šį vakarą duoti. We say yes Mes to sakom you. taip tau, We want to obey you. mes norim tau paklusti. So tell me Tai pasakyk man, what I'm supposed to ką give aš turiu duoti in this offering šiame paukojime tonight. šį vakarą. You know my needs. Tu žinai mano poreikius, You know what I need to move forward. tu žinai, ko man reikia, kad judėčiau į priekį. And I ask Ir aš prašau, that as I give, tai, kad kai aš you'll duosiu, give it back to kad me. tu man gražintum Good measure, su geru saiku, pressed down, sukratytų, shaken together, supurtytų and running over. ir perpildytų. Amen. Who has the baskets? Are they going to Amen. pass them? You can come and pass the baskets now. You want to make sure you give. Dabar praeis krepšelį. What a mighty Ir jūs God galit paaukoti. we serve. Kokiam galingam Dievui mes What a tarnaujam. mighty God Kokiam we galingam serve. Dievui mes tarnaujam. The angels bow before him. Angelai Heaven lenkiasi and prieš earth jį. adores him. Žemė ir What dangus a jo mighty žavės. God we Kokiam serve. nuostabiam galingam Say it Dievui again. mes What a tarnaujam. mighty God Sakyk, we kokiam galingam Dievui mes serve. tarnaujam. What a mighty Kokiam God galingam we Dievui mes serve. tarnaujam. The angels bow before Angelai him. lenkiasi Heaven and prieš jį. earth adore him. Žemė ir What dangus a žavės mighty jo. God Kokiam we galingui Dievui mes serve. tarnaujam. Jesus is the God. Jėzus Jesus yra is the viešpats. God we Jėzus yra Dievas, kuriam serve. tarnaujam. Jesus is the God Jėzus yra we viešpats, kuriam tarnaujam. serve. What? The Jėzus- angels bow before him. Heaven and earth adores him. What a mighty God we serve. Come on, thank God. Padėkokit Dievui. Woo, baby. Well, we're going to finish it up tonight, Kągi, šį vakarą baigsim. this part. And then if you're available, O toliau, jei jūs busit pasiekimi, please come out tomorrow. prašom ateiti rytoj. What's the time tomorrow? Koks laikas rytoj? 10 a.m. tomorrow. Nuo 10 valandos. And we're going to really finish it out. Ir tada tikrai viską We're going to finish pabaigsim. strong. Pabaigsim stipriai. I'll still be speaking Aš rytoj kalbėsiu on the kingdom of heaven. apie dangaus karalystę. Amen. Amen. You didn't seem like you were excited. Nejaučiu, kad jūs labai džiaugtumėtės to. Thank you. Thank you. Well, we're going to talk about kingdom citizenship Kalbėsim apie dangaus some more tonight. karalystę daugiau. Lock priklausymą the jai. doors. Užrakinkit Don't let duris. anybody out. Nieko neišleiskit.
You got to stay in here Mes turim čia pasilikti and hear what God has to ir say. išklausyti tai, kad Dievas mums turi paruošęs. Ephesians 2:19. Efeziečiams 2:19. Now, therefore, Taigi, you are no more jūs strangers nebesate pašaliniai and ar foreigners, užsieniečiai, but fellow citizens bet bendrapiliečiai with the su saints šventaisiais of the household of Dievo God. namuose. It's just Mama Bunny getting ready to take pictures of me. It's okay. It's just that's all she's Čia doing. Mūsų Praise paparacis. God. You want to move this so you can make sure you get me good? Okay. Tai gerai, mane That's all it nufotografuok. is. It's Mama Bunny taking pictures, okay? So, Taigi, Philippians 3:20 says, Filipiečiam 3:20 sako, for our conversation is in heaven, nes mūsų pokalbis yra danguje, from whence also we look kur mes matome for the Savior, savo gelbėtoją, the Lord Jesus Christ. viešpatį Jėzų Kristų. Another way to say it is for our citizenship Arba kitaip, mūsų is in heaven, pilietybė yra danguje, for which we also kurio mes laukiame, eagerly smarkiai laukiame wait for the Savior, savo gelbėtoją, the Lord Jesus viešpatės Christ. Jėzus Kristus. So we're talking about being kingdom citizens tonight. Taigi mes kalbam apie buvimą dangaus piliečiais. I want us to turn our Aš attention noriu, kad atkreiptume dėmesį to Paul's Roman citizenship. į Paulių, kuris turėjo Romos pilietybę. Acts 22, Apaštalų darbų 22, the 22 through 29. nuo 22 iki 29 eilutės. And it says this, Ir ten rašo, and they gave him audience ir jie davė jam prakalbėti unto this word, savo žodžiais. and then lifted up their Ir jie voices pakėlė savo balsus and said, away with this, with such a fellow ir jie pasakė kartu su tokia draugija from the earth, iš žemės. for it is not fit Ir tai mes that he should live. jau negalvom, It's not right for him to live. kad mums liko gyventi. As they cried out Ir kai jie garsiai verkė and they threw their clothes off ir nusimetė savo rūbus, and they threw dust in the air, nusipurtė dulkes, the chief captain kapitonas commanded him to be brought into the castle. jis sakė, kad jie būtų atvesti į tvirtovę And said he needed to be examined. ir pasakė, kad jis turi būti ištirtas But they said examined by beating him, ir ištardytas mušimu, that he might know kad jis žinotų, not to do what he's doing again. kad kapitonas žinotų, ką su juo daryti. And as they bound him with Ir chains, kai jie jį pririšo Paul said unto the centurion Paulius paklausė centuriono, that stood by him, kuris stovėjo šalia jo, is it lawful? ar tai teisėta, Is it lawful ar tai teisėta, for you to beat a man kad tu gali mušti vyrą, that is a Roman citizen, kuris yra Romos pilietis, that's not been to trial? kuris dar nebuvo nuteistas. Verse 26. 26 eilutė. When the centurion heard Ir that, kai centurionas tai he išgirdo, went and told the chief jis captain. nuėjo pas kapitoną ir pasakė He jam, said, take heed, ar tu galvoji, ką tu darai, because this man's a Roman nes tas žmogus yra Romos pilietis. citizen. Roman citizen. Pilietis, Romos pilietis. Then the chief captain Tada came kapitonas and said to him, pasakė jam, tell me, Pauliui, pasakyk man, are you a Roman? ar tu Romos pilietis? Paul said, yes. Paulius atsakė taip. Ir, And the kaip tu chief sakai, captain ir tada kapitonas answered, pasakė, he said this, with a great sum of money, jeigu tu, I got my freedom. aš savo pilietybę nusipirkau už And then didelius Paul pinigus. turned around to him Paulius jam pasakė, and he said, but I was born free. o
o šią gavau su gimimu. Verse 29. Then 29 eilutė. they departed from him, Tada jie nuo jo pasišalino, which should have examined him, tie, kurie turėjo and the įtardyti. chief captain, Ir kapitonas listen to this, was afraid. buvo įsigandęs, After he found out, after I kai made jisai that up, sužinojo, that Paul was a kad Roman Paulius buvo citizen, Romos pilietis and because he put him in ir chains, kad jis buvo supančijęs, he said, on tomorrow, sako, rytoj just release him and let him go. paleiskite ir tegul jis eina savo keliais. And just let him quietly go. Ir tegul jis tyliai pasišalina. And Paul said, no, O Paulius pasakė, ne, no. You've beaten me jūs mane sumušėt, as a Roman kaip citizen, Romos pilietį, which you should never do ko jūs niekada negalėjote to a Roman suleisti, citizen tai pasielgti su Romos because it was piliečiu. against the law Nes tai buvo prieš įstatymą. to beat them Mušti and to chain ir them supančioti į kalinį without taking them to trial. be teismo. So Paul says, no, Taigi Paulius sako, ne, don't send me out tu quietly manęs tyliai because nepaleisi, I'm a Roman citizen. nes aš Romos pilietis. Ladies and gentlemen, Ponios ir ponai, let me present to you leiskit jums pristatyti, that tonight kad šiąnakt the devil has to stop velnias turi nustoti attacking you, pulti jūs, harassing you, persekiot jūs, because you are Nes a jūs kingdom esat of heaven dangaus citizen. karalystės pilietis. Paulius, Paulius, a Roman citizen. Romos pilietis. He pulled his rights out Jisai and įsitraukė said, savo no, teisės you can't ir beat me. pasakė, taip su I'm a manim, Roman taip citizen. manęs nemušit, And aš you and Romos I pilietis. should pull out our rights and say, Ir no, tu no, ir aš no. turi We're a įsitraukti kingdom of savo heaven pilietybę citizen. ir sakyti, And so every Aš esu demon in dangaus hell, karalystės you pilietis. gotta leave us alone. ir turi You pasakyti got to go šėtonui, back to tu the turi pit of palikti hell. mane ramybėj, tu turi keliauti pragaro duobę. Do you know Ar tu žinai the power galę, that you possess kurią tu turi as a kingdom kaip citizen? dangaus karalystės pilietis? Paul was living in a natural Paulius gyveno natūralioj Roman world. Romos pasaulyje. And there were laws Ir ten buvo įstatymai, that protected him. kurie saugojo jį. You and I Tu ir aš live in the kingdom of heaven. gyvenam dangaus And karalystės there are aplinkoj. scriptures. yra There are Biblija. laws Tai yra įstatymai, that protect us. kurie saugo mus. The problem is Problema tame, we didn't know it. kad mes to nežinojom. But it's okay Bet viskas gerai, because I got good news nes aš turiu jums gerų žinių. for us tonight. Mums šį vakarą The devil has no right velnias neturi jokių teisių to be attacking you tave pulti. the way he has been. Tai kaip jis anksčiau tai All you darydavo, got to do visą ką turi padaryti, is believe that you're a kingdom citizen patikėti, kad tu esi dangaus and karalystės do what pilietis. Jesus Ir did. daryti tai, ką darė Jesus Jėzus. said, it is written. Jėzus sakė, tai yra parašyta. Every time the enemy came to him Kiekvieną kartą, kai priešas tave puola, to attack him, nori tave he pulti, said, it is written. Jėzus sakydavo parašyta. Oh, I can tell. Oh, O, oh. Where are the kingdom citizens? mes esam dangaus karalystės piliečiai. Where are the kingdom citizens? Kur yra dangaus karalystės piliečiai? Yra čia tokių. A citizen is a person Pilietis yra asmuo, who by birthplace kuris nuo savo gimimo vietos or nationality arba dėl savo pilietybės, of one or both of the dėl parents savo tėvų pilietybės vieno ar abiejų are citizens. yra tos šalies pilietis. That's in the U.S. That's in the United Viena States. tvarka yra I think that's here Amerikoje, too. kita Isn't that Lietuvoje. here too? Okay.
So it's a person who legally Taigi žmogus, kuris legaliai belongs to a country priklauso šaliai and has the ir rights turi teisės of protection apsaugai, of that country ta šalis įsaugo and many other rights ir daugybė kitų teisių about his citizenship dėl savo pilietybės, that he can take kurias jis gali naudoti to a court of law ir naudoti teisme, if he needs to. jeigu jam to reikia. John 1, Jono 1, 12 and 13. 12-13. But as many as receive Bet him, kaip dauguma priėmė jį, to him he jis gave davė jiems teisę the right to become tapti Dievo vaikais. children of God. Dievo vaikais. To those who Tiems, believe in his kurie tiki name, jo vardą, who were kurie buvo born gimę not of ne iš blood, kraujo, nor the will of bet the iš flesh, Dievo, ne iš nor the will of man, žmogaus valios, ne iš kūno but valios, bet by iš God. Dievo. But by God. Bet iš Dievo. So, Taigi. wait a minute. Minutę palaukit. So I need a mother Man reikia or a mamos, father man reikia tėčio, that's a citizen kurie yra of piliečiai, that country tos šalies piliečiai, for me kad aš to be a kingdom citizen. tapčiau tos šalies I pilietė. got good news. aš turiu Our gerų daddy žinių. is a king. He's not only a kingdom citizen Mūsų of heaven, tėtis yra- but he's also the king of Ne heaven. tik dangaus karalystės pilietis, bet jis yra karalius tos karalystės. Glory to God. Šlovė Dievui. Galatians 3:26. Galatams 3:26. For you are all Kai ir jūs visi the children of esate God. Dievo vaikai, Hallelujah. By faith tikėjimu in Christ į Jėzų Jesus. Kristų. So rights and privileges. Tos teisės ir privilegijos We need to know our rights mums reikia žinoti. and we need to know our Savo privileges. teisės ir galimybės. So I'm a U.S. citizen Tai aš esu Jungtinių valstybių pilietė and I have certain ir rights aš turiu tam tikras and teisės privileges ir privilegijas, granted to me kurias man by the garantuoja government, mano Mano vyriausybė. parliamentary, somebody. Such as freedom of speech. taip kaip I can laisvai speak. kalbėti, I have a right to vote. turiu teisę balsuoti Citizens of the kingdom ir taip ir have karalystės spiritual piliečiai rights turi dvasinės teisės and privileges. ir privilegijas. We went over those earlier. Mes per jas ėjom anksčiau, But you here in Lithuania, bet jūs girdit Lietuvoje, let me bring it on home. leiskit jums taip You pristatyti. have some rights and privileges Turiu taip pat teisų ir as privilegijų. kingdom citizens, or excuse me, as citizens Kaip piliečiai, of Lithuania. kaip Lietuvos piliečiai. Number one, Numeris you vienas. have the right to live in more than 30 Turi countries. teisę gyventi visoje Europos Sąjungoje. Is that right? Ar taip teisinga? Ar tai tiesa? No, you don't know? Okay, you do know? Okay, nobody knows what the rights are. Ar nieks nežinot savo teisų? Well, let me introduce you to your Leiskit, aš rights. jums papasakosiu apie jūsų teisės. You have the right Jūs turite teisę, to work in EU and EFTA countries. turi teisę dirbti Europos Sąjungoje arba Europos Sąjungos Is that ekonominėje right? erdvėje. Is that right? Ar tai tiesa? You have the right and the access to cheaper universities, Turi teisę cheaper education į in Europe. nemokamą mokslą. Is that right? Ar tai tiesa? Europe boasts of one of the best universities in the world. Turit vienus geriausių And you have universitetų a right, pasaulyje and you have a right to them. ir jūs turite teisę juose mokintis. You can travel Galit keliauti in 182 countries į 180 without a šalis prior visa. be vizos. Did y'all know that? Oh, you know what? I'm going to become a Lithuanian citizen. So I can say I'm going to become a Lithuanian Jau jinai citizen. užsimanė tą Lietuvos pilietę, beskaitydama tas teisės, kurias mes turim, So I can get some of these rights and privileges. kad gautų tas teisės, kurias mes turim. You can set up a business
galite kurti biznį, in verslą, any EU bet country. kurio ES šalyje. You have access Turit prieimą to world-class prie pasaulinio lygio EU healthcare, ES healthcare, sveikatos apsaugos. medical, doctor, nurse, lawyer. Doctor. I'm moving to Lithuania. I'm going to become a citizen. You have your children have citizenship. Ir jūsų vaikai turi ES pilietybę. You have all access Turi to visą prieimą prie Social Security benefits. socialinės apsaugos. Wow. Wow. There you go. That's just to name a few. Čia tik keletas dalykų. So you have a lot of Taip pat turite rights daugybę teisių and ir privileges. privilegijų. Now let me tell you about some of the rights as a U.S. citizen. Dabar papasakosiu apie keletą teisių, kurias turiu kaip We have a Jungtinių right- valstijų pilietė. We have a right to vote Aš turiu teisę balsuoti, because we're in a democracy nes mes esam demokratija. and we can vote Ir mes galim balsuoti for anybody we want to. už ką tik norime. As a kingdom citizen, Kaip karalystės piliečiai. we don't have a right to vote. Mes neturim teisės balsuoti. God has set all the laws Dievas nustatė visus that He wants įstatymus, in place. kuris nori. You can't challenge the Tu Word of negali jų God. pakeisti, tu and negali say, "Oh, I don't wanna pakeisti do Dievo žodžio that." ir sakyti, ne, aš to nedarysiu. Well, then you're breaking the law Tada tu sulaužysi of įstatymą. God's kingdom. Dievo karalystės įstatymą. Uh-huh. Aha. In the U.S., Ir Jungtinėse I have valstijose access to federal jobs. turiu prieimą prie federalinių I can darbų, work in any federal company or government bet kurioj Position. vyriausybinėje ar privačioj kompanijoje. that they offer me. Į tą darbą, kurį man In the pasiūlys. kingdom of heaven, Dievo karalystė, I have access to Aš turiu kingdom jobs. prieimą prie karalystės darbų. Ephesians 2:10 says, Efeziečiam 2:10 sako, we are His handiwork, mes esam jo rankų darbas. created in Jesus sukurtas Christ, pagal Jėzaus or Kristus Christ pavyzdį, Jesus, ar panašus į Jėzų to do Kristų, good works, kad galėtume daryti gerus which darbus, God has already prepared for us. kuriuos mums Dievas jau numatė. In the U.S., Jungtinėse valstijose I have the benefit of travel. aš turiu galimybę keliauti, I can go to any of the galiu states keliauti į bet kurią valstiją without needing a visa. ir man nereikia vizos. Hello. Hello, labas. Labas. Labas, rytas, vakaras, diena. I don't know what you said. Labas, lakadas. Labas is hello. Oh, hello. Labą dieną yra good morning. Oh, good morning. day. Good morning. Labas Good. rytas yra Labas, lakadas, labados. So I have travel privileges. Jie turi keliavimo privilegijų. As a kingdom citizen, Kaip dangaus karalystės pilietė, I can go anywhere. galiu keliauti kur tik Watch noriu. this. I can go anywhere Galiu keliauti bet kur. in the spirit that God takes Dvasioje, me. Kur Dievas mane nuves. Oh, do you remember when Philip Ar pamenat, kai was supernaturally buvo antgamtiškai transported perkeltas away from a place of baptism? iš krikšto vietos, But Philip didn't go to heaven. bet jis nenukeliavo į dangų. And he went to this place Jis nukeliavo į called vietą Azotus. pavadinimu Azotas. It was a miracle Tai buvo stebuklingas transportation. transportavimas, stebuklinga kelionė. This was strange, Tai buvo keista. perhaps Galbūt a miracle stebuklas. in Scripture. Rašte. I want you to know tonight, Aš noriu, kad jūs šį vakarą žinotumėte, anything you see in the Scripture ką jūs matote rašte. that God says, I want to do that with Kad you, Dievas sako, aš noriu tai padaryti just su say, tavim. okay. Tu tik turi sutikti, pasakyti, okei, Just say, okay. pasakyti gerai. One time I was praying with a small group.
One time I was praying Vieną with kartą a small meldžiaus group. Lastelėje. And we were sitting there praying for a while. Mes ten sėdėjome, meldėmės kurį laiką. And I had an open vision. Turėjau viziją tokią. And I got transported. Ir aš buvau pernešta. Don't look at me crazy. Nežiūrėkit į mane kaip į pamišėlę. I got transported. Mane nunešė. And I didn't know where I was at Aš first. net nežinau, kur buvau iš pradžių. And this was before I even started doing things in Africa. Ir tai buvo dar prieš tai, kai aš pradėjau But I kažką got daryti Afrikoje. transported, and there were these guys, Bet aš buvau nunešta and they were getting ready to beat up this one guy, ir ten mačiau, kaip keletas vyrukų fight him, beat him up, kill him. vyruką. Ar And I sumžudyti. stood there, and Holy Spirit says, pray. Ir aš ten stovėjau ir man šventoji dvasia pasakė, And I melskis. started praying Ir aš pradėjau melstis for his protection, už jo apsaugą, that they wouldn't kill him, kad jie jo that they nenužudytų, wouldn't beat him up. kad jie jo nesumuštų. Then all of a sudden, Ir staiga the vision closed, vizija užsidarė. and I'm back in my Aš seat žiūriu savo fotelį at the prayer meeting. maldos kambarį, Don't look at me maldos strange. susirinkime. He will do the same thing for Nežiūrėkit į any mane one of you, keistai. Jis gali su kiekvienu iš jūsų taip as long as pasielgti. you yield, submit. Kol jūs klausysite, And obey. paklausysite jam. So about a month later, Taigi mėnesį vėliau I was walking into my apartment einu į savo or namus, in the parking lot parkingę. many years ago. Už daugybės metų, And when I started to walk up the stairs, kai pradedu lipti laiptais, I looked downstairs. pasižiūriu žemyn, Somebody was moving in kažkas keliavo to the apartment į mano butą, below me. į butą žemiau It manęs. was that guy. Tai buvo tas vyrukas, Oh, hear what I'm saying. kurį aš mačiau God toje wants to vizijoje. use you to help people, Ir Dievas nori jūs panaudoti, kad jūs padėtumėt to, žmonėm, to stop people from getting killed, kad jūs stabdytumėt žmonės, nuo Getting to, kad jie būtų raped, nužudyti, kad jie battered, būtų and sumušti bruised. ar subadyti. That's for the spirit-filled people Tai yra skirta dvasios pripildytėm žmonėm, that can believe this. kurie gali tikėti tom. Oh, I know what we need to do. Aš žinau, ko mums reikia padaryti. I just got it. Aš ką tik Thank you, Holy supratau. Spirit. Ačiū tau, šventoji dvasia. He will do this. Jis tai padarys. He translated Philip. Jis pakeitė And what did he Pilypą. do? He Ir led ką a jis man to padarė? salvation. Jis nuvedė žmogų į išgelbėjimą And he got saved. ir tas žmogus buvo išgelbėtas. I want to let you know something. Ir aš noriu, kad jūs kai ką žinotumėt. Things have changed. Things have changed. Dalykai pasikeitė. We don't just read Bible stories now. Mes skaitom Biblijos istoriją šiandien. We are the Bible stories now. Ir mes esam gyva Biblijos istorija. It's okay. You don't have to clap. You don't have to say amen. Jums It's nereikia okay. sakyt amen, jums nereikia I ploti, know what's viskas going gerai. on. Aš žinau, kas su I jumis know vyksta. it's a challenge, Aš žinau, kad tai jums iššūkis. but it's okay. Bet viskas gerai. And next week, Ir kitoj you'll go, savaitėje oh, that's what that lady was talking about. jūs visi patirysite, apie ką šneka šitą ponę čia. Amen. Amen. I can get educated. Thank you, somebody. I appreciate that. Ačiū, kad jūs plojate, dėkojate. I can get education Aš galiu gauti išsilavinimą in the U.S., but I have to get financial aid. Jungtinėse valstijose. Not like here. Bet man reikia už tai There you have to mokėti. pay thousands, hundreds of thousands of dollars. We have to pay too, don't worry. We have to pay for it too. Oh, okay. Okay. All right. Okay, if you're a bad student, you have to pay. If you're good, state will pay for you. Okay, so you're good, and the state will pay for you. Yes. Amen.
And so you have to pay for education. Taigi tu turi mokėti už But I išsilavinimą. got some good Bet aš news. turiu jums gerų žinių. As a kingdom Kaip citizen, karalystės pilietis, you don't have to pay for tu neturi education. mokėti už išsilavinimą. John 14, Jono 14, 25, 26. 25-26. These things have I spoken unto you, Aš tai jums kalbėjau, being yet present with būdamas you. kartu su jumis, But the bet Comforter, šventoji dvasia, who is the Holy Spirit, padėjęs, whom the Father will send you kurią tėvas in atsiųs my name, mano vardu, he will teach jis you išmokins all things dalykų and bring all things ir to viską your jums primins, remembrance. ką aš jums Hallelujah. sakiau. You have a family in the kingdom Jūs turit šeimą as kingdom karalystėje, citizens, kaip karalystės piliečiai. and there are more benefits. Ir yra daugiau privalumų. We don't need health care Mums nereikia sveikatos apsaugos. in the kingdom of heaven. Dangaus karalystėje All we have to do is say and believe pasakyti ir by tikėti, his kad jo stripes I'm healed. žaizdomis aš esu išgydytas. That's all you need. Visas, ko tu You reikia. don't have to go to the doctor, pay a bunch of money, Nereikia mokėti krūvos pinigų. and those nurses tell you off. Nereikia eiti pas seselės, kurios tave varinėja. You go straight to Holy Spirit Tiesi pas šventą and you dvasią, pray meldiesi, for God to heal you, kad Dievas tai and he išgydytų. will. Ir jis tai padarys. James 5:15 says, Jokūbo 5, and the prayer of faith 15 ir shall save the tikėjimo sick, malda išgydys sergantį. and the Lord will Ir raise him viešpats jį up. prikels. And if he has Ir jeigu committed jis buvo sins, nusidėjęs, they shall be jo forgiven. nuodėmės bus atleistas. Amen. Amen. Praise God. Šlovė Dievui. We have major benefits. Mes turim daugybę privalumų. You know, the scripture talks about Raštas kalba, us being with Christ like right now. kad mes esam su Kristumi dabar pat. Okay, bring me a chair. Somebody, Duokit bring man- me a chair, duokit like a man regular kėdę kas chair. nors. Nu, paprastą kėdę. Give me a chair. Yeah. Watch your hands. Don't get hurt. Watch your hands. Nesusižės. Yeah. Okay. You're going to need one too. Give him a chair too. Okay. You're gonna Thank go you over very there. much. You're welcome. As kingdom Kaip citizens, dangaus karalystės piliečiai, you have access to so much. mes turim prieimą prie daugybės dalykų. I went to heaven Aš buvau danguje a few years ago. keletą metų atgal. Don't get nervous. Nesinervuok kitaip. Paul used to go to heaven. Paulius irgi buvo danguje. The reason you get nervous Kodėl jūs nervuojatės? because you've not been taught this, Nes jūsų to or nemokino. you don't know anybody that's done it. Ir jūs nežinot žmonių, kurie ten buvo. So I went to heaven one Taigi day, aš one nukeliavau year. į dangų. I've been several times. Buvau ten keletą kartų. And guess what? Ir atspėkit. God wants you to come. Dievas nori, kad ir tu ten atsidurtum. So I come in through these back door, Taigi aš atinu like per a big galinės duris, Ephesus, a big church. kaip ir tos duris, kaip didelės bažnyčios. And when they opened the Ir doors, kai atidaro duris, there was a big wide aisle, ten buvo didelė balta salė, beautiful aisle. graži salė. And I started to walk Ir aš pradėjau eiti down the aisle. koridorium tom. And I didn't know where I Ir was, aš nežinau, kur aš buvau, but I knew bet suvokiau, that it was somewhere spiritual. kad tai kažkas dvasiška. Amen. Amen. You still with me? Jis dar su manim, You still love me? jis dar mylit mane. Okay. So Taigi, I started to come down the aisle, einu toliau tą salę and on both sides, ir abiejose pusėse I could see people, aš matau žmonės, but I couldn't see their bet faces. nematau jų veidų. And they were praising God. Ir aš šlovinu viešpatį. And then there was the pulpit area. Ten buvo, It was like a lot of stairs up. ir buvo tokia, You know, like the round stairs like this that go up where the priest ir sits. buvo sakyklos vieta su labai daug laiptų. Somebody was up there saying,
Ir kažkas ten buvo ir kvietė mane ateiti. Come on. Sako, tik čia. Come on. Ateik čia. And so I was getting nervous. Ir aš jau pradėjau And I thought, jaudintis. whoa, wait a minute. Ai, kas čia vyksta? I think I'm in heaven. Aš manau, kad aš esu dangui. And I'm looking around. Ir žvalgaus aplinkui. And as I get closer, Ir kai artėja prie the tos person vietos. says, come on up, come on up. Mojuoja, ateik arčiau. And when I get to the bottom of the Kai stairs, prieinu prie laiptelio. where like the priest would sit, if you go up to the priest Ir would ten sit ant there. tų laiptelių viršų. They said, come up here. Kunigas turėtų būti. And I thought, oh O no, jis man sako, ateik čia. I'm in heaven. O aš galvoju, o ne, aš jau dangui. And I got sin in my life. Turėjau tiek daug nuodėmių I savo better ask gyvenime. forgiveness right now. Aš niekad neprašiau And atleidimo. I said, Lord, forgive me. Aš sakau, Jėzau, For atleisk every man. sin. Viešpatie, atleisk už visas Because I mano didn't want to nuodėmes. die. Nes aš nenoriu mirti. Because I was in such a holy place. Nes aš buvau tokioje šventoje vietoje. So I stepped on the stair. Užlipau ant to And he says, laiptuko. come on up. Jis man sako, kilk aukščiau. He says, come on up. Ateik čia. When I get to the top, Kai užlipau į viršų, I realized this is aš Jesus. supratau, kad ten Jėzus. And he says, go sit down. Ir sako, sėskis. And I go and I sit down. Ir aš ateinu, atsisėdu. Hello. I'm Jesus' sister. I'm Jesus' Čia Jėzaus sister. sesė, susipažinkit. So I'm sitting there thinking, Sėdžiu. wow, Galvoju, wow. I made it to heaven. Aš papuoliau į dangų, man pavyko. Ooh, I made it. I made it to heaven. Aš danguje. And soon as I was getting too happy, Ir kai dariausi per daug laiminga, Jesus says, get up. Jėzus sako, stokis. He says, I want you to go back to earth. Aš noriu, kad tu keliautum ant gali žemę. And I want you to let the people know Ir noriu, kad tu žmonėm pasakytum, that when seasons change, kad kai keičiasi and metų there laikas, is a change of season right kai now, keičiasi sezonai ir dabar tai vyksta, that we keep doing the same thing kad mes darytume tą patį in a new season. naujame sezone. He said if it was winter, Jei tai būtų žiema, you wouldn't put your bathing suit on nesimautum maudymisi kostiumėlio, because the season had changed. nes sezonas He said pasikeitė. if it was summer, O jeigu būtų vasara, you wouldn't put your mink coat on nesimautum savo kailinių, because you'd be out of season. nes net tam laikas dabar. God is saying right here Bet in Dievas sako, Lithuania, dabar čia Lietuvoje, tonight, šį vakarą, this weekend, šį the savaitgalį, season has kad changed. pasikeitė No laikas. longer religion, no longer tradition, Daugiau jokios religijos, but daugiau it's jokių now tradicijų. time for the Bet dabar kingdom yra of laikas heaven to Dievo rise up. karalystėje pakilti He said the Lietuvoje. season has Jis sako, kad changed. pasikeitė What you couldn't sezonas. do before, Ko tu negalėjai daryti You anksčiau, can do now. dabar gali daryti. he said, go tell my people, Eik pasakyk tai mano žmonėm. the season has changed. Sezonas pasikeitė. Stand on your feet, stand on your feet, Stokitės stand on ant your kojų. feet, stand on your feet, Ant stand on kojų. your feet, stand on your Ant kojų. feet, stand on your feet, Stokitės. stand on your feet. Stokitės. When I count to 3, sit Suskaičiuosi down. iki 3, pasakykit. I needed to do something. When I count to 3, Kai suskaičiuosi iki 3, Sit down. sakykit. Atsisėskit. he said, go tell my people Eik pasakyk mano žmonėm, that the season has kad changed. sezonas pasikeitė. You don't have to be sick anymore. Tau nebereikia daugiau You don't have to sirgti. be full of diseases anymore. Tau nebereikia būti pilnam lygų. Why? Vienas, Because the season has changed. nes sezonas pasikeitė. Now, when I count to 3, sit down. Skaičiuosi iki 3, sėskite. He said, because 1, Nes jis pasakė, 2, 1, 3, 2, sit down. 3. Sėdam. Because you're seated Nes jūs esate with pasodinti Christ su in Kristumi. heavenly places. dangiškose Come on, stand vietose. back up on your feet. God said, go back. Keliauk atgal, And Dievas tell pasakė, my ir people, pasakyk mano You žmonėm. don't have to be poor anymore. Tau nebereikia būti daugiau vargšų. Why? Kodėl? 1, 2, 3, 1, 2, sit down. 3. Because you're Nes tu seated esi pasodintas with su Christ Kristumi in heavenly dangiškose places. vietose. You have a new Tu authority. turi naują You valdžią, have a new strength. naują Because jėgą, you come into my nes tu kingdom. atėjai į mano Things have karalystę. changed for you. Viskas Step back up. keičiasi. He said, go to the earth.
Tai yra šūkimas. Tell my people Pasakyk mano žmonėm, they don't have to have bad kad jiem relationships nebereik turėti blogų santykių. anymore. Daugiau. Why? Kodėl? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Because they're seated Nes jie pasodinti with su Christ Kristumi in heavenly places. dangiškose Stand vietose. back up. Atsistok. Say I'm seated Aš pasodintas with su Christ Kristumi in heavenly dangiškose places. vietose. Say I'm seated Aš pasodintas with su Christ Kristumi in heavenly dangiškose places. vietose. Say I'm Aš seated pasodintas with su Christ Kristumi in heavenly places. dangiškose vietose. Say I'm seated. Aš pasodintas. I'm seated. Aš I'm pasodintas. seated. I'm Aš seated. pasodintas. I'm Aš seated. pasodintas. I'm Aš seated. pasodintas. I'm seated. Aš pasodintas. I'm Aš seated. pasodintas. I'm Aš seated with pasodintas. Christ in heavenly places. Dangiškose vietose Give su the Lord a Kristumi. shout. Šauk dėl Jėzaus. You have a seat Tu esi pasodintas of authority į valdžios vietą in God's heavenly kingdom. Dievo dangiškai karalystėje. And you have a seat Jeigu tu turi kur in this atsisėsti, invisible realm toj nematomai realybėje, in God's kingdom. Dievo karalystėje, Let's do it one more time padarykime tai dar kartą, and make the devil mad. kad velnias supyktų. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I'm seated Aš pasodintas with Christ. su Kristum. You said with Christ Pasakyk, su Kristum. in heavenly places. Dangiškose vietose. Stand back up on your feet. Tokius. Say, guess what? Dar God kartą is saying, pasakyk. Dievas sako, no more depression. jau No jokios more depresijos, oppression. jokios priespaudos, No more mental problems. jokių galvos problemų, Why? jokių psichinių 1, problemų. 2, 3, Yes, because you're kodėl? seated Nes tu pasodintas with Christ su Kristum. in heavenly places. Dangiškose vietose. Come on, do it again. Dar kartą Let's padaryk. make the devil mad this time. Supykdykit 1, 2, velnią. 3, 1, because 2, I'm 3. Nes aš seated pasodintas with Christ su Jėzum. in heavenly places. Dangiškose Come vietose. on, get back up. Say, Dar. I'm seated. Aš pasodintas. I'm seated. Pasodintas. I'm seated. I'm Pasodintas. seated. I'm seated. Pasodintas. I'm seated. Pasodintas. I'm seated Pasodintas. with Christ Su Kristum. in heavenly places. Dangiškose Give the vietose. Lord a shout. Pašlovink Give him a Jėzų. shout. Atiduokim garbę. Hallelujah. Aleliuja. Woo. I'm seated Aš pasodintas with Christ su Kristum. in heavenly places. Danguje. Every devil, Kiekvienas velnias. every devil Kiekvienas velnias. that stand back up, Kuris sako stokis. every devil Kiekvienas velnias. that's been after you, Kuris tave that's persikėjo. been after your family, Kuris persikėjo tavo that's been šeimą. after your money, Kuris persikėjo tavo that's been after your finansus. friends, Kuris persikėjo tavo that's been after your draugus. marriage. Kuris persikėjo tavo santuoką. You tell that Tu devil, pasakyk tam velniui, you can no longer mess tu with me. nebegali su manim prasidėti. Why? Kodėl? 1, 2, 3, because I'm Nes aš seated pasodintas with Christ su Kristum. in heavenly Danguje. places. Blow, blow, blow. Pūs, Blow the pūs, trumpet in pūs, Zion. pūs. Sound the alarm. The Muš. kingdom has come. God's kingdom has Dangaus come karalystė to earth. atėjo į žemę. He said he won't speak a week after me. Po pavertėjimo ją į savaitę dėlėsi dabar. Seated Pasodintas with Christ. su Kristum. Some of you, Kai kurie iš jūsų, you're going to need to go home, jums reikės keliauti namo, pull out a chair, įsitrauk kėdę, put it in the main room, pasidėti pagrindiniam and say, kambarį. devil, you know what? Sakyti, velnė, žinai ką, Enough is enough. viskas, man užteko. You can no longer Tu daugiau, cause all of man this havoc nebesukelsi jokių problemų. in my house. Mano namie, Stand up. Come on, stokis, stand up. Stand up. stokis, Stand up. stokis. You can no longer Tu daugiau nebegali cause all these problems sukelti man visų tų problemų. in my house, Mano namie, in my family. mano šeimoje,
in my children's mano life. vaikuose, jų You can no gyvenime. longer Tu daugiau make me have a headache. nebegali priversti, kad You man can no skaudėtų galvą, longer make my stomach hurt. man daugiau nebeskaudės skrandžio. Why? 1, Kodėl? 2, 3, 'cause 1, I'm 2, 3. seated. Nes aš pasodintas With Christ su Kristum in heavenly places. danguje. I'm seated Aš pasodintas with Christ su Kristum in heavenly places. danguje. Do you believe it? Ar tikytum? Hallelujah. Aleliuja. God says no more Dievas sako, daugiau nebe, of the enemy jokių priešų. taking advantage of you. Jis tavęs nebeišnaudos, nepasinaudos He tavim. wants you and me Jis nori, kad tu ir aš to understand suprastum our authority mūsų autoritetą, mūsų valdžią in Christ. Kristuje. He wants us to understand it. Jis nori, kad mes tai We don't have to suprastume. take all this stuff Mums nereikia viso to from the įsinešti enemy. iš priešo. We don't have to be sad Mes nebeturim būti and liūdni, pitiful nusivylę, any longer. gailėtini. Why? Kodėl? Stokis. Stokis! Why? Kodėl? Because Be kas? 1, 2, 3. 1, 2, I'm 3. seated Aš pasodintas with Christ su Kristum in heavenly places. danguje. Do it one more time. One more time. Dar one more time. kartą. This time, Šį kartą. I need you to say, Aš noriu, kad tu pasakytum. I'm seated Aš pasodintas with Christ su Kristum in heavenly places. danguje. You ready? You Ar ready? tu pasiruošęs? Here we go. You're going to say it. 1, 2, 2, 3. 3. Boom. Aš I'm seated pasodintas su with Christ Kristumi in danguje. heavenly places. Come on, give him glory. Atiduokit jam Come on, give the šlovę. Lord glory. Atiduokit Come on, šlovę give him Jėzui. praise. Come Tebūnie on, give him the pašlovintas honor. jisai. Come on, Atiduokit come on, jam give him šlovę. praise. Come on, give him glory. Atiduokit jam Come on, šlovę give ir him garbę. honor. We Atiduokit are jam šlovę ir seated garbę. Mes with pasodinti Christ. su We Jėzumi. are seated Mes pasodinti with Christ. su Kristumi. We are Mes seated pasodinti su Kristumi. with Christ Su Kristum. in heavenly places. Danguje. Amen. Amen. You want to do it one more time? Padarysi tai dar kartą. 1, 2, 3. We're 1, 2, seated. 3. Mes pasodinti. We did this Mes tai darėm in New York City. New York'e Randy Baker. su Reddy Baker. When we finished, Kai mes baigėm, he said, "You are the aerobic preacher." jis sako, tu esi aerobikos pamokslininkė. He said, "But something happened to me. Bet sako, kažkas su manimi vyko. I had knee problems." Turėjau skausmą kelienose, He said he had bad knee problems. turėjau labai blogus He said, but by the kelienus. time he finished, Ir tuo metu, kol šokinėjau su tavim, his knees got mano healed. keliai buvo išgydyti. Oh, there's healing in the house. Ar jaučiat, kad čia yra išgydymas šituose There's namuose? healing in the house. Čia dabar vyksta išgydymas. Hallelujah. There's healing Aleliuja. Ten yra in the išgydymas. house. I want to stop there Norėčiau čia sustoti with that portion of the su teaching. šitą porciją mokymo. I want us to kind of transform Noriu, kad čia truputį persistumdytumėm. this part here Čia šitą dalį. because I want to pray for Aš you. noriu melstis už jūs. And remember, I'm seated Atsiminkit, aš pasodintas with Christ su Kristum in heavenly places. danguje.